Vainikinių širdies arterijų angioplastika. Tai medicininė procedūra, kurios metu yra atstatoma kraujotaka susiaurėjusiomis ar užakusiomis širdies arterijomis. Ilgas, plonas ir lankstus vamzdelis, vadinamas kateteriu, yra įvedamas į jūsų rankos ar kirkšnies kraujagyslę. Tuomet vamzdelis nukreipiamas į jūsų širdį. Pirmiausia, jūsų gydytojas nuskausmina tą vietą, kurioje kateteris bus įvedamas į kraujagyslę. Šiame pavyzdyje bus naudojama kirkšnies arterija. Adata, pradūrus kraujagyslę, į ją įvedamas plonas vamzdelis, vadinamas pravedimo vamzdeliu, angliškai sheath. Tada jūsų gydytojas pro pravedimo vamzdelį įveda į kraujagyslę ploną, lanksčią vielą. Gydytojas nuveda šią kreipiančiąją vielą jūsų kraujagyslėmis iki širdies. Ši viela padeda gydytojui teisingai įvesti kateterį. Jūsų gydytojas įveda kateterį pro pravedimo vamzdelį ir nukreipiančiosios vielos pagalba nuveda jį iki širdies. Kateteriui pasiekus reikiamą vietą, gydytojas ištraukia nukreipiančiąją vielą. Gydytojas nukreipia kateterį arba į dešinėje, arba į kairėje vainikinę arteriją. Po to gydytojas pro kateterį suleidžia specialių dažų. Dėl šių dažų rentgeno nuotraukoje, vadinamoje angiograma, išryškėja vainikinių arterijų atvaizdas. Angiogramoje gydytojas mato vainikinių arterijų susiaurėjimus. Tai yra, tas arterijos vietas, kurios yra susiaurėjusios dėl susikaupusios medžiagos, vadinamos aterosklerotinėmis plokštelėmis. Tada gydytojas įveda pro kateterį į vainikinę arteriją, ties susiaurėjusią arterijos vieta, ploną vamzdelį, balioninį kateterį, kurio gale yra mažas, neišsiplėtęs balionas. Gydytojas įveda balioninį kateterį ties susiaurėjimu, aterosklerotinę plokštelę. Gydytojas išplečia balioną, įspausdamas plokštelę prie arterijos sienelių. Iš baliono išleidžiamas skystis ir balioninis kateteris ištraukiamas iš arterijos. Dabar vainikinė arterija yra platesnė, o kraujo pratekėjimas ją pagerėjo. Pagerėjusi kraujotaka atneša daugiau deguonies į širdies raumenį. Atlikęs šią procedūrą, jūsų gydytojas ištraukia kateterį. Atėjus laikui pašalinti pravedimo vamzdelį, gydytojas uždengs skylę kraujagyslėje specialiu prietaisu arba užspaus ją ranka. Ištraukus pravedimo vamzdelį, jūsų žaizdą sutvarstys ir prašys pagulėti lovoje nuo 2 iki 12 valandų, dažniausiai nuo 3 iki 8 valandų.